Sveiki visi ir labai atsiprašau dėl to, kad labai ilgą laiką nekėliau video. Bet dabar, kadangi jau sugrįžau atgal į savo kanalo padėtį, noriu pasakyti, šiandien žaisime Išgyvenk 99 naktis miške. Ir tu noriu pasakyti, kad aš jau šitą žaidimą esu žaidęs, kaip matote. Esu jau 34 naktis nenumirus išgyvenęs. Bet man niekada nepavykdavo ilgiau išgyventi. Tai dabar tikėkimės, kad aš ilgiau išgyvensiu. Ir neseniai išėjo atnaujinimas, kur atsirado ateiviai. Ir kadangi aš kaip tik kadangi aš noriu atšvęsti, kad aš jau sugrįžau, aš nusipirksiu 100 deimantų. Ir nusipirksiu naujausią klasę. Ir tai yra ateivis. Ne tik vienintelė, yra ir šitas. Bet šitas kainuoja 600. Tai aš negaliu įpirkti. Dabar nusiperkam ateivį. O va, bet ne. Ir dabar einam žaisti. Ir pradedam. Kaip matote, aš jau pradėjau su šito šautuvu, kuris turi begalybę kulkų. Ir tai yra labai gerai, nes aš neturėsiu kulkų rinkti. Pirma, jeigu aš neklysiu, čia arti kažkur turėtų būti ateivis. Bet aš jie nematau, tiesiog kertam medžius. Ir tada dar tuo pačiu metu šitos du. Ir dabar viską nunešame į ugnį. Ir ieškom ateivio. Nes kai surasim ateivį, va, matote šitą žalią dalyką? Čia yra ateivis. Ir čia rašo, kad pastiprinimas yra ant kelyje. Ir galime šitą sudeginti ateivį, sudeginti medieną visą, dar iškirsti medžių. Ir galiausiai dar kartą sudeginti. Dabar mepas tapo didesnis. Ir kaip matote, čia yra dar vienas toks namukas. Ir ten dar vienas yra. Čia dar kulkų yra, revolverio. Bet pirma, dar geras. Šitas video gali būti pats ilgiausias ir trukti apie kokią valandą. Tai jo, jeigu norite, galite žiūrėti. Ir kai matote, čia yra skrinė. Aš taip tikiuosi, kad mes gausime tokį gerą dalyką. O, gavom revolverį. Ir kai matote, ateina naktis. Jeigu nesate šito žaidimo žaidę, per naktį ateina toks elnias ir bando jus nužudyti.
Bet jeigu žaidžiate, per pirmą naktį neturite nerimauti, nes jis jūs tiesiog nepuls. Jis, galima sakyti, miegos. Jis ateis tiesiog pažiūrėti į ugnį. Tuoj pamatysit. Bet pirma nieko. Kaip matote, šitas elnias. Ar kaip matote, jis nieko Kodėl aš ką tik buvo toj pozoj? Nu, supratote, ką turėjau omeny. Ir dabar tiesiog man reikia šaudyti šituos, iki kol gausiu jų kojytę. O, yra anglies. Ir dabar reikia tik pavalgyti. Ir dabar reikia pasodinti medžius visus. Ir gavome nieko gero. Ir dar aš turiu tokį vieną tipą. Jeigu šitų kėdžių nesudeginkit, jas galite paversti į 5 medienas. 5 medienas. Tai vietoj 5 medžių gautų medieną, žodžiu, galiu įdėti vieną kėdę ir kaip matote, va, iš karto 5 medienos. Ir tada galiausiai ir gavom kojytę. Man dar labiausiai apsimokėtų šitas didesnis, nes kai matote, dabar jau yra geras maišas, o nebe senas. Ir tai labai yra gerai, nes vietoj to, kad turėčiau 3 kartus vaikščioti ir bandyti gauti, aš turiu per vieną kartą viską galiu padaryti. Davai, ateik vilkas. Vilkas visai gerus dalykus mėto. Bet aš negau to, ką aš noriu. Aš noriu gauti vilko kailį. Bet nepanašu, kad aš tą gaunu. Ten yra medienos, kurią aš tikrai dabar pasiimsiu. Ir kas ten? Ai. Va kas čia. Čia yra dar skrynia. Kas joje bus? Šarvai. Ir dabar galiu viską susirinkti, nes čia, kaip žinau, buvau teisus, yra anglių. Ir dabar reikia nueiti ir viską sudeginti. Gerai, sėkmė ne mano pusė šiandien, bet vis tiek. Laikas keliauti ir dar viena anglis. Šiandien, kaip sakiau, bus labai ilgas video. Jeigu turite laiko, būtinai pasižiūrėkite. Ir mepas padidėjo. Ir jeigu neklysiu, dabar bus naktis, kada turėtų atskristi tie erdvėlaiviai ir sudužti. Ir žiūrim.
Žalia aplinka, tai reiškia, kad tokia žalesnė aplinka atrodo čia. Dai, padėsiu į laužą, nieko neatsitiko. Ir žiūrim. Palaukiam. O kodėl dar nepasirodė šitas? Na, supratau. Tai tiesiog galim pasistatyti antrą šitą. Tuo pačiu metu galėsim greitai ir trečią pasistatyti. Bet kol kas aš galvočiau gal mapą pasidėti, nes mapą labai reikės. Ir jau rytas. Pagaliau, kažkas gero. Ten yra vaikas. Šitas reiganas, mano manimu, yra žiauriai geras. Daugiau kėdžių. 4 netgi. Tai gerai, dar netgi radijas. Čia ant tie gerai sekas. Davai, prašau, gerą kirvį. Gerai, kai prašai, viską gauni, galima sakyti. Ir... Kas čia? Čia viskas. Kodėl aš ką tik šoviau? Nežinau. Gerai. Dabar turim... Čia pirmas vaikas, bet siūlyčiau vaikus... Seivintis, visi man atrodo suprantat, ką reiškia. Tik tada, kada jūsų fire levelis yra maksimalus. Nes kai nėra, tai nelabai apsimoka. Nes tada, kuo daugiau vaikų esat išgelbėję, tuo tipo daugiau lyja. Ir dabar galima šitą pasistatyti naują. Trūksta 3 medienos, kaip tik vieno medžio. Nes dabar pasidarysim vieną iš pačių svarbiausių dalykų. Crackpotą. Ir dabar tiesiog einam morkų prisirinkti, o nesuvalgyt. Dabar žiūrėkit, 3 morkus labai nedaug papildo alkį. Bet jeigu įdedam tas 3 čia ir palaukiam labai nedaug laiko, atsitinka magija. Pasidaro sriuba. Matot mano alkį? Ir jau pilnas. Tai dabar turiu kiek įmanoma daugiau morkų prisirinkti, nes man jų reikės, jeigu aš norėsiu ten raidinti kažkokį naują Alien Mothership area. Ateivių laive kažkokiam. Bent jau aš taip manau. Ir gerai, dabar viską sudedam čia. Ir čia morkos, kai kurios net neturėtų taip daryti, bet supratau. Pasiėmiau morkas, dar morkos darosi į sriubas kažkaip.
tada trūksta dar 2 morkų. Bet man labai įdomu, kada ateis ateiviai. Žalias atkeliavo ateiviai. Dai, pabandysiu pašaut kažkurį. Davai, kriskit. Kas čia per ateivių kalba? Nukrito 1, 2, 3 ir 4. Dabar tai reikės juos surasti. Per laiką, kol jie nukrito, jau visa naktis praėjo. Laikas eiti ir nužudyti tos ateivius. Vienas. Kas čia per mėsos sumuštinis? Gerai. Gerai, a čia gal daugiau yra? Nepanašu. Dar vieną tokį turiu. Okei. Tai einam kitų tada. Kitus surast. Čia dar vienas turėtų būti. Jo. A čia dar yra ateivių. Paka. Ten strongholdas. Davai, prieš du vienu metu. Man atrodo, jeigu pilnas šitas laukelis nueina žemyn, tai reiškia perkaista ginklas. Ir jeigu spėjot perskaityti, tai tada aš sulėtėju, jeigu jis perskaita. Čia dar vienas. Kas čia per nesąmonė? Oh my gosh. Defense blueprint. Šitas labai geras. Okay. Dabar dar vieną norėčiau reidinti. Ir aš labai noriu surasti tą Alien Mothershipą, nes jeigu neklystu, jame ten galima gauti vienus iš pačių geriausių ginklų visame žaidime, bet kol kas tai dar man nėra galutinė. Netyčia blogą dalyką padariau. Perkaito. Nieko tokio. Dabar mane užpult, bet aš turiu šitą ginklą, tai man turėtų būti labai lengva. Ačiū už gėles. Davai, greičiau. Jau naktis tuoj bus. Anglis, ratas. Žiūrim, kas bus. Aš kaip ir žinau, kas čia bus, bet vis tiek. Daug žalos padaro.
Viskas. Čia buvo kažkaip labai lengva. Taip, per lengva man pačiam. Ir dabar žinos, kiek laiko liko iki nakties. Ir dar geriau. Naktis eis greičiau. Tik dabar tai reikia medžius kirsti. Nes man reikia laužą pasikelti. Bet ir nebūtinai. Bet tiesiog, kad jis neišsektų. Tai ten buvo tas Alien Mothershipas, man atrodo, šio. Ir šitas, jeigu neklystu, yra labai geras. Pala. Labai. Jau ką, aš tiesiog pasiimsiu taifat. Ir tada likusius 2 taip įdėsiu. Atėjo šitas. Taip ir maniau. Va dėl to man tai reikėjo. Senas flashlightas. Ir dabar tai turiu išbūti čia, nes kitaip gali baigtis blogai. Tai tiesiog kirsiu medžius. Ir tikiuosi, kad greitai nustos lyt. Nes kitaip gali būti labai blogai. Tai man tiesiog pagrindė reikia apie 15 medžio. Tai dar vieną medį nukirsiu ir tada eisiu visus išsimest šalia laužo. Ir geriau dar čia arčiau ugnies truputėlį. Ir kaip sakiau, dar nesakiau, bet vis tiek pasakysiu, nebūtina šitų iškepti, bet kadangi aš turiu tik iškeptus, tai aš tiesiog, jo. Ir dabar tai reikia laukti, kol išvirs ir tada. Ir dabar reikia laukti, kol šitie išdžius. O, viskas išdžiuvo. Ir dabar viską reikia sudeginti. Ir dabar bėgam į tą laivą. Aš tikiuosi, tai negali atsirasti tas elnias. Jeigu atsiras, bus tai blogai. Man atrodo, ten mačiau įėjimą kažkokį. Jo. Ir dabar tai reikia įeit. Teleportintis į Mothershipą. Supratau dabar, kas tas Mothershipas. Kas čia per kardas? Viskas tipo? Okay. Jo, tiesiog. Okay. Aš nenoriu, kad mano šitas ginklas overheatintų, nes aš tuo metu net naudot negaliu. Bet aš galiu va šitą dabar vėl čia panaudot, kaip supratau, nes
Ir čia tipo... Tada... Čia. O, kas ten? Kodėl jie ten kai kurie? Nelabai matau pataikėt. Tai gerai. Dar kartą nuskenavau. Šitie duoda visai daug. Kas čia per... Čia dar daugiau yra. Kodėl? Iš kur jie šitas kartus turi? Ai. Kas ten per ginklas? Tai nebuvo panašus į šitą šautą, kurį aš turiu. Kas čia... Kokia jie kalba? Ai. Davai. Patestuojam. Viskas? Gerai. Kas čia? Ateivių šarvai. Kaip aš atrodau? Aš cool. Okei. Gerai, tuo pačiu metu prisirinksiu kiek įmanoma šitų. Nes aš noriu juos sudeginti. Approved, okei. Viskas. Kaip ir... Jo, dabar tai reikia man pavalgyti. Keliaujam, sakykim. Gal dar grįšim surinkti kitus kūnus. Grįžom į tą pačią vietą. Gerai, keliauju. Ir dabar tai reikia eiti ir tikėtis, kad mano campfire'as dar normaliai. Okei, čia labai daug metalo. Aš net neturiu medienos. Aš net neturiu medienos. Gerai. Aš galvoju, gal man reikėtų kažką... Kompasas, pavyzdžiui. Gerai, supratau, vaikas verkia. Aš atėjusiu jį išgelbėti vėliau. Vieną šitą, kad galėčiau tipo daryti. Bet aš šiaip jau visai ilgai išgyvenau. Šituos du įdedam. Ir dabar tegul kepa. Ai, čia aš mažiau išsigandau. Okei, vienas šitas, antras šitas ir... Ja. Man reikia fermą pasidaryti, tipo... Vaka. Ir labai daug.
Bent kokias 3. Bet pirmą aš noriu gal užsimaksinti ugnį. Dabar aš galiu pavaikščioti ir paieškoti, kur galėtų būti kažkas ugniai. Gal tam tualete, jeigu neklystu, ten tualetas, jo. Jo. Ir tada čia čestas. Gerai, skrinė šitas labai gerai. Oh my gosh, aš ką tik sakiau, kad aš noriu ieškoti kažko, kas dega. Anglis, pala. Jau išsigandau. Trumpam. Nu, okei, tipo, nelabai daug ką radau, bet sakykim, kad pakankamai. Dabar te turiu viską tiesiog nueiti ir viskas. Viską sudegint. Nu, aš visko negaliu vis tiek sudegint, nes jo. Senas radijas. Va dėl to man ir reikia. Į šitą pusę net nenuėjau. Kodėl čia nieko nėra? Revolveris, man atrodo, yra gal net geresnis negu reiganas, bet reiganui tiesiog kulkų nereikia. Ir jo. Ar aš neseniai pastebėjau, kad galima storinti duris ir tiesiog praeiti jų net neatidarius, bet jo. Ui, man nepatinka šitas dalykas. Naktis atėjo ir aš vis žiauriai toli netgi. Tai aš būsiu užsiėmęs flashlightą, žibintuvėlį, galima sakyti. Manęs tai nepradėjo gaudyti, ačiū Dievui. Kaip gerai. Ir dabar padarysiu trumpą pertraukėlę, kol aš padarysiu keletą pakeitimų. Tai jo, aš gavau didelį maišą ir dabar mane užpuls. Tai čia vienintelis dalykas, kurį pakeičiau. Ir aš tiesiog galiu čia stovėti, nes ką man čia padarys, nieko. Nu, dabar šitie ateis, kurie šaudo. O ką man sakyt? Nieko. Tiesiog galiu piu ir tiek. Baigi mane šaudyt. O. Tobulas dalykas, kurį man reikia daryti. Viskas. Čia vienintelis dalykas, kurį man reikia daryti. Okay.
Aš net neturiu riflo, bet vis tiek. Jeigu gausiu, tai būtų labai gerai. Ir dabar tiesiog reikia šitos sudeginti. Viskas. Čia buvo viskas taip lengva. Tipo, labai netgi. Dar vieną padarė. Ir jeigu neklystu, mačiau ten kažką dar. Jo, čia kažkur. Va. Tai žinau, kad... Jo, tai... Mane šitas ką tik užpuolė. Jam nelabai. Kodėl ten meška pakabinta? Supratau. Čia nelabai normalu, bet... Ačiū. Ką tu darai? Ui. Pasisekė man. Kodėl aš neimu šitos sodos? Todėl, nes aš jau per tą, kol buvau, tipo, kol dariau savo reikalus, tai aš jau šitą įvykdžiau. Aš jau nužudžiau vieną tą iš vilkų ir tiesiog gavau. Kodėl čia šitas? Gerai, aš jo niekada nepaliksiu ir šito žaidimo ramybė, man atrodo. Nes jeigu neklystu, čia yra riflas. Tai aš turiu revolverį su 48 kulkom ir riflas 18. Oh my gosh. Tortas. Geras. Kodėl jis mane pagydė? Gerai. Kiek aš šitų fuel kanisterių rasiu? Šitas buvo labai sėkmingas dalykas. Go bandage, tai jeigu kažkada man bus labai mažai gyvybių, aš galėsiu pasigydyti. Ir jau naktis antėja rimtai. Bet nieko tokio, šito grįšiu. Jau netgi matau. Dabar tai reikia dar net ne naktis. Viršui rodo, kada bus naktis. Ir jau, nu, palauk. Va. Gerai, čia man dabar to nereikia. Va. Tada palauk. Gerai, šitie 6 čia varo. Ir tada surinksiu visus šituos. Kiek aš gausiu kuro? Ant kiek man ugnis pakels? Ant 23 yra. 79. Čia belia kiek daug. Ir dabar tai reikia šitos du čia įdėt. Ai. Gal man dabar, bet gal man... Nežinau. Gerai, aš labai noriu vieną šitą pasidaryti, nes jeigu žaibuos, tai manęs žaibas tada nenutrenks. Ir dabar man tai reikia eiti ir kirsti medžius ir bandyti pakelti iki maksimalau, bent dar vieną lygį.
iki, laužo lygį turiu menį. Dar reikia 19 medienos. Ir tada, žodžiu, man atrodo, galėsiu tiesiog chillint. Jau nebūtinai 19. Taigi dar ten belekiek kūnų yra, bet gal aš kažkada vėliau eisiu tos kūnus rengt. Tai atsimena tą mothershipą. Ir jeigu norėsit, kad aš... kad tipo... Kažką tik norėjau pasakyti. Jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, kad dar kartą pažaisčiau, tai žodžiu, atsakykit mano, aš parašysiu komentarų skiltyje pats pirmasis. Ir atsakykite man į tą klausimą, į 2 klausimus, tiksliau, į kuriuos užduosiu. Ir kai atsakysite, aš suskaičiuosiu atsakymus ir išsiaiškinsim, ką aš darysiu. Sutarta? Tai dabar tai reikia man visus medžius čia pasodinti, pavalgyti, pasiimti dar maisto. Liko man 5 medienos gabalai, arba gal truputėlį daugiau ir aš viskas. Ir galima sakyti, aš gausiu 5 lygio ugnį. O 5 lygio ugnis yra, atrodo, kad didžiausia, bet dar yra kažkodėl dar viena lygio ugnis. Tai jo. Ir viskas. Ir dabar galvoju, gal man grįžti į tą ateivių erdvėlą ir tam kūnus visus surinkti. Jo, aš teisingą kryptį einu. Jau išsigandau, kad net ne į tą. Ir kaip aš dar ten nenuėjau? Man atrodo, kad aš ten dar nenuėjau. Jo, aš ten dar kažkaip nenuėjau. Liko 11 sekundžių, tai... Okei, kaip aš šitą prišokiu čia? Nusiteleportavau. Dabar aš čia galiu praleisti kaip ir visą naktį, nes aš neturiu kito pasirinkimo. Tai... čia aš jau viską ir surinkau. Tai jo. Čia matau žemę. Bet kodėl mėnulis žymiai didesnis, negu turėtų būti? Na, sakykim, toks ir turėtų būti. Ir kol aš čia palauksiu nakties ir kol aš pakelsiu iki 6 lygio ugnį, aš jums leisiu pailsėti truputėlį. Tai, kaip matot, padariau progresą ir 6 lygis yra paskutinis. Kodėl? Gerai, dabar man žymiai ilgiau užtruks, nes pradėjo lyti. Tai jo. Ir dabar keliauja šitie. Bet aš iš to turiu vakia kulkų ant riflo ir vakia kulkų ant revolverio. Dabar 2 mačiau, vienas ten. Vienas iš to metalo. Tai jo. Dėl šitų tiesiog galiu jiems įpėti šaudyti ir viskas bus gerai. Visi tik kažkodėl neužlipa.
O ne. Overheatino. Ir viskas. Jau užkniso truputėlį. Atsiprašau. Tiesiog nepakito. Ir dabar tai reikia surinkti jų kūnus ir dėti šitą. Čia aš dabar tiek daug procentų praradau. Jo, man nepatinka šitas dalykas. Pagaliau lyt nustojo. O, va. Tobulai, labai daug medžių čia yra. Gerai. Čia labai tipo daug medžių. Tai tiesiog aš visus susirinksiu ir iš karto sudeginsiu. Kaip ir normaliai, bet galėtų būti ir geriau. Jo, turiu vienas tų. Ir dabar tai reikia vėl viską pasodinti. Ok, dar vienas užaugo. Keista, kad šituos metų. Šiaip jis nelabai mesdavo anksčiau. Ojojoj, čia tikrai ilgai užtruks. Tai praskybinsiu iki kol susirinksiu pakankamai medienos. Jeigu neklystu, aš baigiau. Ir dabar visas mepas revylintas. Reikia atsigerti ir bandyti eiti, pasidaryti daugiau sriubų. Kodėlgi ne? Ir man reikia daug sriubų. Tai dėl sriubų aš tiesiog galiu visus šituos įdėti čia. Ir dabar tiesiog reikia čilinti. Labai gerai kol kas sekasi. Ir dabar tiesiog reikia laukti. Ir matote, kaip lėtai išeina, leidžiasi ugnis. Oh my gosh, čia tai geras. Ok, kaip matau, čia jau nebetelpa, tai čia kišiu.
Tai, žodžiu, šito net lazerį neištestavo ant tų kultistų. Ir kaip matote, aš turiu 3 lovytės. Trūksta tik paskutinės šitos. Bet pirmą, aš einu vaikų gelbėti. Ir žiūrim. Kodėl nieko nerodo man? Dabar jau rodo. Ir ten, man atrodo, aš jau žinau kur. Ten, kur čia užėjau kažkada, bet taip niekur nenušoviau. O šiandien kažkas pikto atkeliaus. Nu, tikrai ne tie kultistai, tikrai ne. Tiesiog iš karto susirinksiu visą mėsą. Tai jo. Išgelbėjau pirmą vaiką. Ir dabar vėl reikia sriubas daryti. Matot, iš karto pradėjo lyt. Iš karto. Dabar tai turiu dar vieną sriubą pasidaryti ir tada turėsiu lipti ant to bokšto. Jo, jau turiu lipti ant šito bokšto. Jau naktis, bet dar kažkaip diena. Okay. Taip, žinau, kad artėja dar viena. Ir dabar paskipinti iki kol nužudysiu šituos ir išgelbėsiu vaiką. Tai vieną vaiką jau vėl išgelbėjau. Tai man dabar tai reikia pasidaryti labai daug sriubų, nes aš noriu eiti į AFK. Laikas žiūrėti, kur kitas vaikas yra. 900 metrų ten. Gerai. Jis čia kažkur turėtų būti. Kulkų bus. Labai man čia reikia nueiti. Ok, pasiėmiau kulkų. Ir tada dabar, kaip supratau, tai žodžiu dabar kovosiu ir tiek.
Ok, tai šiandien yra alkanas elnias. Tai čia yra labai šiaip blogai. Kodėl mane šitie ganda? Kur mano giant sekas, va? Tai okei. Tiesiog reikia rasti kažką gero. Viskas. Čia realiai viskas, ką reikia padaryti. Gerai, šitą vaiką, man atrodo, išlaisvinsiu ir eisiu į AFK. Ir dabar gerai, aš esu savo AFK bokse. Ir žiūrim, ar jis gerai veikia. Jie manęs net nemato. Viskas, dabar galiu būti AFK. Nu, žodžiu, aš numeriau, tai... numeriau ant 68 dienų, tai susitiksime kitą kartą.